Labą dieną. Kuo sveikinamės iš triušių. Pilgos pertrauks. Nieko naujo neturėjau parodyti, tai nelaba kažko nefilmavau. Tai dabar, kai jau turėjom šitą porą šeimų su vakas, galėjom kažkom papasakoti. O čia naujoki, kaip sak, pirma vadana ir kažkas 8 mėnesį į patelį. Pirma vada. Turėjau šitą 5 vakus, viens negyvus, 4 gyvi. Kaip pirmam karto visai nieka, viskas tvarkinga. Susitvarkė, kaip sak, niek neišsimėti, viskas ok. Pabandžiau savo dar vieną, čia, kaip sakė, man pateis užauginti tą patelį. Ir turėjau patinę giminingą, tai pabandžiau sukerkti su to patinį, žiūrėti, kas čia gaunas iš anų. Iš tų vakų, kaip sak. O matysim, ką pradės augti, tai žiūrėsim, kas gaunas. Koks spalva, koks sudėjams. Ar viskas ok. O čia turėjom mamą su vakas, jau didesnį vaką ir. Jau čia bus artai mėnesį jau sanim. Apie mėnesį netoliai. Jau iš šiandien pats valgyti iškuoti. Čia mam jau vis senesnį. Irgi turi 6 vakus. Pirmoji vada šį metas, kai buvo atsivedęs savo sigalį, tai nesėkminga. Kažkaip susisok lizdą ir viskas ok. Bet žiūriu, kad sušaldė kažkodėl išsimėti. Nesusidėjo vakų ir sušaldė. Vo antrą dabar lizdą. Viskas gera. Susidėjai tvarkinga ton lizdą. 6 vaks atsivė, 2 užaugėna. Viskas ok. Paskiau turėjom treti patelį ant pačiuo. Tai vakų neturi. Buvo atsivedus savo sigalį irgi, buvo kartu ten tokie irgis. Kur kon tik rodžiau. Nu tai irgi sušaldė, nesupratau. Susisok lizdą, vis tvarkingai pukų prisipešais, bet vaka kažkur išsidraskė, potom vis namėlį, tai viens vienam, gal kits kitam. Sušaldė, tausik dar šalčias buvo. Šala. Ir kažkaip nesusitvarkė, nors jau patelį, 3 metus sen, bet kažkaip ant čia. Buvo į to namėlį dėjęs viskon. Nu, niek dabar reiks vėl sukerkti. Dabar biškai kažkoj buvau nerujuoji, tai čia laukam, kuomet šitą rują ir bandysim sukerkti. Šiaip gerai augindau. Nu, karts būn. Nu va, 3 patelės. Čia ir 3 patinėlė. Burgunda. Va, viens tas. Lietuvių, iš lietuvių pirktis ir veislyną. Čia tas man slovakėlis senėlis jau 3 metų su biškiu. Jau matos, kad nam reikia sėst, jau nu, kaip sako, omžis baigas. Jau ant toks pavargis. Reikės kažkom galvoti, iškuoti naują. O čia turim to naujok, naujoks viskas ok. Naujokų panašia metą ir tai pats tas. Buvo štai jau sukergis tom patelį. Su mona, kaip sako, užauginta, suleidom su tom naujokų. Tai va, atsivėdė vaikų. Tik matysim, kas čia gaunas. Ar normaliai tai vaika, ar atitinka, kaip sak, veislis ton standartus, ar nėra per šveisi. Nes tos spalva nebloga, man patelį spalva nebloga. Tai va irgi, kas iš man puosi, tai nebloga visai atrodo. Tai matysim, kas čia gausis iš tų vakų. Tai va, o tų kitų jaunimą, šitą va, anos visi brolės seseris išvažiavo kitur. Iš tos kitos patelės, kur netur dabar vakų irgi. Prieitas vadas jau ir išvažiavė. Visko kažkaip iškeliavo viskas.
Taip aplink žemaitėjai, kits biškituliau, kits patelis su tau naujoku kerktas, sukergiau žmonėm, nes norėjai iškart ką su vaku atsivestų. Tai nežinau, skambučių nesulaukiau, manikėm vasukiai. Turėjo būti atsived, nes čia jau yra atsivedai sena kovą. Pradžiautintai turėjai vasarį gali atsivest, nes buvau anksčiau. Kerktas anu seseris su tintau naujoku. Tai vien žodžiu. Toks tas mano ūkis dabar toks. Nuskaitai, kad čia gauna 6, 40, 13. Nei 20 dar nėra. Nu niek, sukerksim to naujai patelį. Tai biškai padaugės. Tai va, toks naujienas. Pasirodom, kada gyvi. Žiūriu, prieš porą mėnesį turbūt į YouTube kėliau. Galvoju, tai man prenumeratorė, anei, kad nei pabėgtum visai numontis, kad rei, kaip sak, domas triušės. O, tu pasisveikinsi. Na. Tai to video gal to šitą epizodą gražiai baigiam. Mama su vaku, tiksliau su 6. Kauniki, sakom visiems, iki kito video. Gal turėsim kažko naujo daugiau parodyti.